mes esam 30 km nuo priešiškos valstybės teritorijos, tai nepaisant to formalaus nebuvimo Pakraščio savivaldybė, bet iš tikrųjų tas poreikis turėti tokį parką. Tai be jokios abejonės nepadėtų galbūt visiškai sustabdyti priešą, bet pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad esant poreikiui mes gavę karinį nurodymą galėtume padėti kariuomeniai sustabdyti priešo fizinę invaziją. Mes taipogi galvojame, kaip blokuoti ne tik tai sausumą, tačiau kaip ir blokuoti geležinkelius, taipogi jūrą, nes puikiai suprantame, kad turime apsaugoti ir Klaipėdos jūrų uostą. Žmonės pradeda gąsdintis, žmonės pradeda bijoti, nes jeigu paruošime kažkada sprogdinimui tiltų, tai jiems atrodo, kad tai yra labai baisu, bet iš tikrųjų matom